Su archeologu Vladu Žulkum mes esam Palangos Birutės kalno viršūnėje. Pasak padavimo kažkur čia turėjo būti pagoniška šventovė, čia degė amžinoji ugnis, kurią nuolat prižiūrėjo vaidilutės. Viena iš jų, Birutė, matyt pati gražiausia, vėliau tapo kunigaikščiu Kęstučiu. Jūs tyrėte šitą vietą. Ar tyrimų rezultatai patvirtino legendą apie šventovės buvimą, jos vietą? Taip, šventovę mes čia radome, jeigu taip ją galima pavadinti. Iš tikrųjų, radome vietą, kur degė ugnis. Gal ne visą laiką, bet ko gero šventa ugnis degė. Na ir radome pylimus, radome stulpus, radome anglių sluoksnį. Sunku suprantama dabar sakyti, ar čia stovėjo vaidilutė Birutė su savo draugiam šitoj šventiklai. Tačiau gali būti. Todėl, kad laikotarpis būtų bemaž tas pats. Aišku, datuoti tiksliai mes negalėjome. Tačiau tą alkvietę datuojame kažkur 14 amžiaus pabaiga, 15 amžiaus pradžia. Gal jis šiek tiek ir ankstyvesnė. Reiškia, chronologiškai tas viskas sutaptų? Chronologiškai gali būti, taip. Šitoje vietoje buvo surasta paleoastronominė įranga, stebėti dangaus kūnams ir matyt pranašaut ateičiai, pranašaut įvykiams. Greta yra kitas kalnelis, kuriame jūs tyrėt ir dabar, kas yra ten? Pirmiausia, turbūt reiktų kalbėti, kad ten yra kapai. Yra kapai, kuriuos datuojame dėja 15-16 amžiaus pradžia. Jie trupučiuką vėlesni. Tačiau prieš pradedant laidoti šitam kalnelį taip pat buvo gyventa. Gyvenvietės pėdsakų yra ir čia? Taip, šito kalno papėdė. Taip, gyvenvietės pėdsakai yra čia. Ir netgi ne pėdsakojo sluoksniai, gerai išlikę kultūriniai sluoksniai, gana stori, užpustyti smėliu. Ar sutampa chronologiškai gyvenvietės tie sluoksniai su Birutės kalno viršūnėje esančiom liekanom, šventovės liekanom? Bendrai kalbant, tai taip. Todėl, kad tai, ką mes čia buvom radę, tą paleoastronominį, sakysim, tą įrenginį, tai buvo pats paskutinis etapas. Ir prieš tai neabejotinai irgi yra buvę. Ir pylimai, ir įtvirtinimai, ir matyti alkvietę nuo senų senovės laikų. O gyvenvietė egzistavo kažkur iki 14 amžiaus beveik pabaigos. Taip, kad galima sakyti, kad galima susijęti gyvenvietę, susijęti su būtent radiniais šitam kalne. Ir su Birutė. Ir su ankstesniuoju tuo etapu iki paleoastronominės observatorijos įrangos, mes taip pavadinkim, sąlyginai. Taip, neabejotinai, dėl to, kad gyvenvietės sluoksniai labai ryškus yra jau nuo 10 amžiaus. Radome ir senesnių laikų, radome čia ir galbūt ir žalvario amžiaus radinių. Tačiau šiaip ar taip keletą šimtų metų čia iš tikrųjų buvo gyventa ir kalne matyt buvo garbinti šitie pagoniškiai dievai ir pranašauta ateitis, kaip jūs pasakėt. Žinios apie pirmąjį koplyčią yra iš Onos Jagojlaitės laikų, tai būtų 16 amžiaus pabaiga. Mes kasinėdami radom dar vėlesnės koplytėlės medinės liekanas 17 šimtmečio. Ir įdomu tai, kad šalia šitos dabartinės koplyčios mes radom ir kapelį. Radome mergaitės kapelį, kurio radiniai rodo neabejotinai, jog šita mergaitė čia buvo palaidota 17 šimtmetį. Reiškia, čia susisiejo ta tradicija krikščioniškoji, koplyčia jau stovėjo tuomet. Tačiau ta mergaitė dar laidojo pagoniškų papročių, dėdami ant krūtinės žiedelius ir į kapėlės nedidelės. Šitas kalnas yra pietvakarinėje miesto dalyje. Taip. Šiaurinėje dalyje, irgi ant Marių kranto, ant jūros kranto, yra dar vienas kalnas, Naglio kalnas. Jūs ir ten esate tyrę. Kas ten surasta? Jeigu bandyt Naglio kalną sieti su Birutės kalnu, tai pirmiausia reiktų paminėti tokį nedažnai minimą mūsų radinį, labai suardytą vėlesnių kapų ir apkasų kultūrinį sluoksnį, kuris buvo nepaprastai panašus savo struktūrai Birutės kalno alkvietės sluoksnį. Jo liekanos stikliukų. Radinių mes ten neradom. Tačiau yra Simono Daukanto užuomina apie tai, kad sugriovus šventyklą Birutės kalne, pagonis rinkdavosi į pajūrio, Palangos mišką
garbinti savo senų dievų iš Kuršų ir Žemaitijos. Labai tikėtina, kad šitam Naglių kalne po to, kai užgeso Birutės kalno alkas, dar buvo garbinami seniai dievai ir vyko tos senosios pagoniškos apeigos. O vėliau, praėjus porai šimtų metų gal, ten pradėjo laidoti. Radome kapus, kurie datuotini 16-17 šimtmečių. Yra ir vėlesni kapai. Reiškia, tai ne piliakalnis, ne gyvenvietė, o tai yra alkvietė, o vėliau ir kapai. Taip, manyčiau, kad taip. Tai yra tokia pat reliktinė kopa kaip ir Birutės kalnas, šiek tiek mažesnė, alkvietė, o paskui kapai. Naglio kalno vardas siejasi su kita gerai žinoma legenda apie milžinus Neringą ir Naglį. Ko gero, šita legenda yra kuršiška, tačiau su Palangos Naglio kalnu matyti ją sieja gal tik sąskambis Naglis, milžinas Naglis ir kalnas Naglis. Šiaip jau palangiškiai aiškina kitaip. Jie prisimena jau tą kalnelį dar 20 amžiaus pradžioje vadindavo Kapų kalnu. Ignas Končius su Ruokiu išleidė dar prieš karą monografiją apie Palangos kraštą. Rašo ir taip, kad kalną vadino kartais Naglos mirties kalnu. Tas pavadinimas dar siejasi ir su, kaip pasakojama senųjų palangiškių, švediškų vardu Nagelė. Negelė reiškia su vinimis, atseit iš Švedijos vinis veždavė Kuršiai, dėl to ir Naglio kalnas. O čia uostas buvęs. Artimiausia turbūt visiems tiem pasakojimam yra šita versija, kad tai išties buvo Kapų kalnas ir galbūt tos, kaip sako, Naglos mirties kalnas. Mes kasinėjom kalnelį prieš kokį 10 metų ir aptikome čia 54 kapus. Kapai buvo nevienodo laikotarpio, seniausiai siekė 16 šimtmetį. Tai buvo kuršių kapai ir tie žmonės laidoti dar senuoju pagoniškojų papročių, dedant į kapą ir seges, ir peiliukus, ir papuošalus, ir monetas. Be to, didelę dalį kapų sudarė jau žymiai vėlyvesni, atsitiktiniai. Radome vyrus laidotus be karstų, radome vieno vyro griaučius, įmestus tiesiog duobėn žemyn galvą, tačiau be galvos. Pagaliau labai negiliai radome daug kūdikių kapų. Matyt, tai iš tiesų buvo kapų kalnelis, o vėliau 19 šimtmetį, 20 amžiaus pradžioje čia laidojo žmonės, kurių nelaidojo Palangoje, matyt, kapinėse. Tai galbūt jūreiviai išmesti krantan, tai galbūt žmonės, kurie iš tikrųjų mirė ne savo mirtimi, na ir pagaliau, ko gero, nekrikštyti kūdikiai. Kaip jau, tai nebereikalinga. Už 80 metrų į rytus nuo Birutės kalno yra kitas kalnelis, kurį vietiniai žmonės dabar vadina Žemaičių kalneliu. Čia, rodos, aptikot ir gyvenvietę, ir kapines. Kalnelis nieko neįsiskiria iš aplinkinių kalnelių. Tai labai panašu į supustytą kopą. Kaip atskiriat ją iš kitų? Kaip nustatėt, kad čia ir gyvenvietė, ir kapinės? Labai paprastai. Nes per 10 metų darbo Palangoje išmokome šiek tiek skirti senas kopas nuo tų vėlyvųjų kopų, nuo tų, sakysim, kurios dabar pajūry. Ir šiek tiek pradėjom susivokti toj Palangoje, kuri buvo čia prieš 500-600 metų ar net seniau, kadangi Palangos reljefas yra labai pasikeitęs. Nes vėjai ir smėlis yra sulyginęs Palangą. Anksčiau buvo čia ir balų, buvo ir pelkės, buvo ir kalnai, buvo ir kopas. Tai va, šitose senosiuose kopuose, kaip taisyklė, visur, kur tik tai kasam, ten ir randam. Viena iš tokių kopų čia yra. Gyvenvietė ankstesnė už kapinės? Taip, gyvenvietė gerokai ankstesnė už kapinės. Nes čia dabar atidenginėjim patį viršutinį kultūrinį sluoksnį tik.
kuris datuotinas gal 12-13 šimtmečių. Kas išliko iš gyvenvietės? Yra gerokai apardyti židiniai, krosnių, molio krosnių pakuros, tokios pat krosnis kaip ir Birutės kalnų gyvenvietėje. Na ir labai įdomus ir keistas sluoksnis, kuris datuotinas maždaug 10 šimtmečių. Liktai apdėta akmenimis, nedidelė daubelė, kurioje iki 15 cm storio anglių sluoksnis su paukščių kauliukais, su keramika ir galbūt net ir apdegusiais žmonių kaulais. Bet tai kas jau čia jau apeiginė vieta? Gali būti, kad taip. Gali būti, kad tai apeiginė vieta, kaip tik čia, kur mes stovim. Pernai mes ją užtikom, o šiemet norim patirinėti nuodugniau, išsiplėti šiek tiek ir tada pasakysim jau, kaip čia. Na, žmonių kaulai, ar tai nerodytų, kad čia gali būti ir deginimo vieta? Taip, Laužavietė? taip, gali būti kažkokia deginimo vieta. Tačiau kiek ji dabar susijus, sakysim, su Birutės kalnu, kiek jis susijus su kapais, kurių mes dar tiesą pasakius ir neradom tų degintinių kapų, žmonių, kurie gyveno Birutės kalne, mano nuomonė, mes jų neradom. Bet chronologiškai sutampa su ana vieta, su Birutės kalnu. Taip, chronologiškai sutampa, visiškai. O seniausias sluoksnis tai yra sluoksnis su taip vadinama grublėtąja keramika, kuri galėtume datuoti, sakysim, kažkur tai 1 tūkstantmečio vidurių. Po Kristaus. Po Kristaus, taip. Dabar Birutės kalne, reiškia žmonės, Birutės kalna yra apie kalną, tikriausiai sakant, Birutės kalno papėdėje. Turėjo būti gyvenvietė tokiu atveju. Birutės kalne alkvietė, o čia laidojimo vieta. Ar kitaip yra? Kol kas mes neradome šitų kapų, nes tie kapai, kuriuos čia atkasim, yra vėlyvesni vis tik. Ir aš manau, kad dar reikia ieškoti. Ir jau šiemet mes bandysim ieškoti tą vietą, kur laidojo savo mirusiosios žmonės gyvenę Birutės kalnų gyvenvietėje ir čia šitoj gyvenvietėje. Nuo 10 amžiaus, sakysim, iki 14 šimtmečio. Na, yra taip vadinamas jaunimo kalnelis, tai tik įeinant į parką, į šiaurę nuo Birutės kalno, į šiaurę nuo šito kalnelio, senieji žydkapiai, palangiškių vadinami, kur iš tiesų žydus laidojo dar 20 amžiaus pradžioje. Ten dabar sutvarkytas kalnelis, stovi paminklas, tačiau yra įdomi žinia apie tai, kad Jono Šliūpo kolekcijoje prieš karą yra buvę radiniai iš degintinio kapo, o kapas rastas laidojant žydus. 20 amžiaus pradžioje? Taip. Na, o kada laidota Žemaičių kalnelį? Žemaičių kalnelį radom 15-16 amžiaus pradžios kapus. Vyrų ir moterų, vaikų kapai buvo nelabai giliai, pardyti, kartais labai blogai išlikę. Štai čia turime vyro kapą, kaip matot, gerokai sunykęs, apnykęs kapas. Bet mirusysis nedegintas. Mirusysis nedegintas, suprantama. Tuo metu mirusių jau nebedegino, net ir Palangoj. 15 šimtmetis tai perėjimo iš pagonybės į krikščionybę laikotarpis. Tai tas vadinamas religinis sinkretizmas. Taip. Ar kapuose yra kokių nors pagoniško laidojimo papročių liekanų? Taip, sakyčiau, kad visi šitie kapai dar yra pagoniški. Ir netgi kai kuriuose kapų duobėse buvo vienas kitas angliukas. Ir net kartais virš kapo padėta įkapė, įmesta įkapėlė. Įkapės tai kas konkrečiai, kokie daiktai? Įkapės labai negausios, kaip ir visų čia rastų kapų. Tai peiliukas, diržo sagtis, diržas matyt buvęs padėta šalia, atskirai suviniotas, na ir porą žalvarinių žiedelių. Štai ir viskas, tiesa, buvo turtingesni kapai. Keletą vyrų radome laidotą su kovos kirviais ir vienas turėjo netgi durklą, porą įtigalių. Moterų kapuose, kaip ir vyrų kapuose, tiesą pasakius, visur peiliukai, ant rankų užmauti žiedai, moteris papuoštos segėmis, jų tarp ir pasaginės segės. Reikia pasakyti, kad neradom nė vienos taip žemaičiam būdingos plokščios skardinės segės. Nu, o vyram dar be to dėti ir ginklai kapos. Tai ir kirvis, kovos kirvis, ir kalavijas, ir didesnis peilis. Na ir kur turtingesni, tai turėdavo net ir po keli žiedus. 4-5 žiedai, jų tarp buvo ir sidabriniai. Titnagas, skiltuvas, galastuvėlis. Toks būtų toks jau vyrų kapų komplektas. Kūdikiam dėdavo amuletus, kabučius amuletus. Amuletai tai
žvėrių nagai Taip, ar kas nors? tai žvėries nagas, apkaltas žalvariu ir būdavo matyti kabinamas ant kaklo, dėl to, kad radom vaiko ant krūtinės padėti. Na, aš norėčiau dar vieną kartą prisiminti tą eilėraštį ant Marių kranto, Palangos miestelį, kur gyvena broliai žemaitėliai ir taip toliau ir taip toliau. Jūs šitos mirusiuosius, o tuos senusius gyventojus vadinat palangiškiais, Taip. bet ne žemaitėliais, ne žemaičiais. Kas tai, kodėl, ar tai sąmoningai, ar kas nors kito? Na, palangiškiai yra palangiškiai. Ir Bet jie žemaičiai? čia guli ne žemaičiai. Ir niekas iš archeologų turbūt dabar jau nebejoja, kad čia Lietuvos pajūry gyveno kuršiai. Bent jau nuo mūsų reiškia kažkur tai 5-6 amžiaus po Kristaus, nuo tų laikų. Ir tie kapai, kurie buvo kasinėti pono Tautavičiaus, jie yra kuršiški be abejo. Datuojami 8-13 šimtmečių, jie be abejo kuršiški. Ir dėl to čia radę kapus, tos vėlyvus vadinamus kapus 15-16 amžiaus, tai beje pirmas toks radinys Lietuvos pajūry kol kas. Mums buvo be galo įdomu, kieno tai kapai, ar kuršių ar žemaičių. Man buvo labai įdomu ir turiu pasakyti, kad nieko žemaitiško tose įkapėse kol kas neradoma. Visa, kas yra, ir laidosena, ir daiktai, kurie dėti kapuose, yra kuršiški. Jūs paminėjote tą kapinyną, kurio pradžia siekia 8 amžių, bet visai netoli jo, truputėlį į šiaurę, būta ir kito kapinyno, ankstesnio. Koks laikas ten? Taip, šis kapinynas yra, bent jau sprendžiant iš tų kapų, kurie buvo iškasinėti, o kapinynas iškasinėtas ne visas, jis gerokai yra pardytas tiesa, suardytas buvo. Jis datuojamas 3 amžiaus pabaiga. Kur jo vieta? Jo vieta yra visai netoli prie Ražės upelio, prie Rondžios upelio ir netoli nuo šito 8-13 amžiaus kapinyno. O atsitiktiniai radiniai tarp jų, leidžia manyti, kad galbūt kartais tai yra buvęs vienas didžiulis kapinynas, kurio vienam gale, sakysim, pradėjo laidoti 3 šimtmetį, o kitam gale užbaigė jau 12 ar 13 šimtmetį. Dabar tai miestas įsitempęs į visas pusės. Dabar ta kapinių vieta jau yra gatvėje, po gatve, po grindiniu. Taip, ta kapinių vieta yra po pastatais, yra po grindiniais ir tik dalis to kapinino, vėlesnioji dalis yra neužstatyta miškelį. Ir dabar tai lygi vieta. Tačiau tada, kai laidojo, ten buvo pailga kalva, apsupta bent iš 2 pusių pelkių. Kokia yra iš viso Palangos miesto pradžia sprendžiant iš archeologinių radinių? Na, seniausiai žinomi radiniai dabar siektų neolito pabaigą ar žalvario amžiaus pradžią. Tai būtų senovinė gyvenvietė, kurios liekanos buvo aptiktos prieš kokius 30 metų prie jaunystės kino teatro Rondžios upelio vagoje, tiesinant Rondžios upelio vagą. Tai dabartinis kino teatras Jaunystė, Basanavičiaus ir Daukanto gatvių sankryža, tai ir būtų pati miesto širdis, pati seniausia vieta. Tai būtų viena iš turbūt seniausių miesto vietų. Ten buvo rasti ir kaulo dirbiniai, ir rago dirbiniai, buvo rasti grindiniai, buvo rasti gerai išlikę medžių rąstai, tačiau tai ne vienintelė tokia vieta. Tyrinėjant taip vadinamą antrąją senovinę Palangos gyvenvietę, kuri yra šiek tiek į rytus nuo to didžiojo 8-13 amžiaus kapinyno, radome ir akmeninį kirvuko nuolaužas, radome ir keramiką, kuri yra būdinga taip pat šitam laikotarpiui, neolito pabaigai, žalvario amžiaus pradžiai. Įdomu tai, kad praėjusiais metais, kasinėdami prie Birutės kalnų, irgi radom kažką panašaus, ir keramiką, kuri gali būti datuojama žalvario amžiumi. Ir turbūt didelė dalis tų daiktų yra ir jūsų Mažos Lietuvos muziejui. Ne, Mažos Lietuvos muziejui tų daiktų nėra daug. Todėl, kad beveik visi tie daiktai, kurie rasti Palangoje, yra istorijos etnografijos muziejui. Ir ten suplaukė
ir kapinynų radiniai, ir mūsų Birutės kalnų kasinėjimo radiniai, išskyrus pastarųjų metų radinius, kurie jau atkeliavo į Mažos Lietuvos istorijos muziejų. Ir aišku, geriausia būtų, kad jie būtų rodomi. Ir ne tik tie radiniai, bet ir visa Palangos priešistorijos toks turtingas ir įdomus būtų rodomas Palangoje. Kaip jūs manytumėte, kaip turėtų būti eksponuoti patys paminklai? Ne tai, kad radiniai juose rasti, bet patys paminklai. Nu, jie turėtų būti eksponuoti, tai nebejotina. Dabar priskaičiuotume turbūt kokias 7 tokias vietas Palangoje, kur yra archeologijos paminklai. Tačiau kaip sunku atsakyti, taip vienu žodžiu, tuo labiau, kad čia jau ir architektų kompetencija, ir landšaftininkų. Palanga be nebus vienintelė vieta Lietuvoje, kur nežymėti archeologijos paminklai, ne jo apibrėžtos jų ribos, ne iš vis pažymėti. Nu, mieste labai dažnai taip yra. Ir kitose miestuose juk tas pats. Taip, bet Palanga tai yra toks specifinis miestas ir, sakysim, parke tokie paminklai kaip Birutės kalnas, kaip šita Žemaičių kalnelis, pagaliau kaip senovinė gyvenvietė, senkapių vietos, jos turėtų būti žymėtos. Aišku, galbūt ne taip standartiškai kaip kitur. Yra bandymai, tiesa, tačiau tokie lyg ir laikini, ten pastatyti kažkokį paminklinį akmenėlį, paminklinę lentą 8-13 amžiaus kapinyno vietoje. O kapinynas 8-13 amžiaus kapinynas arba senovinė gyvenvietė ir viena ir kita ir gana tokioje dėkingoje vietoje savo. Tai yra praškai parko zona, nors aplink ir jau tankiai gyvenama. Na ir atitinkamas pažymėjimas ir vėlgi kažkokia išsami informacija, galbūt ir gana, galbūt netgi ryški informacija apie tai, kas čia yra buvę, panaudojant atitinkamą simboliką ir vėlgi tą vietą darytų visai kitokį. Tada jau žmogus jis eidamas nepraeitų, kaip praeina kasdien eidamas į pliažą, sakysim, visiškai tuščiai, galvodamas gal tik apie malonumus, tačiau tai šiaip ar taip, tai kad eini tą vietą, kur buvo laidota keli šimtmečius, kuršių protėviai, palangiškių protėviai, nu, turėtų kažkur priversti žmogų jau suklūsti savyje. Bet tam reikia, kad jis žinotų, kas čia buvo. O šito kol kas nėra. Aišku, sunku dabar pasakyti, ar įmanoma būtų iškasinėjus ten gyvenvietę, dalį gyvenvietės arba Birutės kalnų gyvenvietės dalį rekonstruoti kažkokius pastatus. Gal ir ne, gal to ir nereiktų, gal tai yra jau muziejaus dalykas. O gal kartais ateity kada nors ir galim būdavo apie kažkokį savotišką archeologinį skanseną. Tuo labiau, kad Palanga yra tokia vieta, kuri susilauktų reikiamo dėmesio čia. Ir pritaikytis atitinkamai būtų galima tos pastus, sakykime, atstatytus. Taip, jos galėtų pritaikyti pirmiausia, kad žmogus matytų, kas čia yra, kad jis justų ir pagaliau tas praktinis pritaikymas galėtų kad jie funkcionuoti galėtų. Taip, galėtų funkcionuoti ir galbūt nereiktų čia bijoti tokio, kad tai gali būti suprastinama, supaprastinama, kad tai gali būti suvulgarinama, kad tai gali būti per daug lengvabūdiška. Manau, kad gal ne. Man rodos, kad užsienį tokius dalykus moka suderinti, sakysim, suderinti linksmybių vietą kažkokią, ar tai tokio lengvo laiko praleidimo vietas, to pačio su vieta, kur galima gauti kažkokią informaciją. Informaciją galima gauti ir tuo pačiu pelną. Nu, tai suprantama pelną, o tas pelnas, matyt, dabar yra aktualu. Galėtų eiti, kaip tik šitų paminklų, šitiem paminklams tvarkyti, kitiem paminklams. Tai aš nebejoju, jeigu pavyktų gyvendinti tai, kas yra užsimota Birutės kalne, tvarkant Birutės kalną, jo aplinką, atsipirktų labai greitai ir tos išlaidos kasinėjimam ir būtų didelis pelnas. Na ir be to, sakyčiau, kad Palangos vardas skambėtų dar ir kitam kontekstui. Ne tik kaip kurortą, bet ir kaip tokio kultūrinio, unikalaus kultūrinio židinio. Ir istorinio. Ir istorinio, taip. Tikėkimės, kad už metų kitų Palanga tokia ir bus. Dieve duok. Tai mes turbūt galėtume pakviesti visus, kurie mus dabar mato, pasidomėti Palanga ne tik ta, kuri yra ant žemės, ne tik tais aukštais gražiais pastatais, kuriais dabar puikuojasi Palanga, bet pasidomėti ir tą Palangą, kuri yra po žeme. Štai tom vietom, kurias mes ką tik aplankėm. Į kai kurias iš tų vietų mes dar sugrįšime. Atskirą laidą tikimės parengti apie Birutės
kalno žinyčią, apie čia vykusias senovės kuršių apeigas.